Labą dieną, gerbiami moksleiviai. Toliau mokomės programuoti. Šiandieną šakotieji algoritmai. Ir toliau mes mokykimės, kaip programuoti su sąlygos sakiniu. Dabar įsijunkite mūsų vadovėlio užduotis ir susiraskite 33 puslapį. 34 tiksliau. Ir mes šitos uždavinukus įspręsime. Tai šitas pirmasis uždavinukas jau yra įspręstas, todėl mes jį iš 32 dabar susitvarkykime, kad jisai pilnai rodytų ir dar įsiaiškinkime kai kurios dalykus, kurių dabar jau šiais laikais jau nereikia. Tai užduotis reikia rasti kvadratinės lygties ax kvadrate plus bx plus c lygu 0 sprendinį. Visi a, b, c sveikieji skaičiai ir nelygus 0. Sprendimas čia yra. Tai dabar įsijunkim kodė bloką arba C++ compiler online ir pabandome šitą programytę susirinkti. Susirinkim šitą programytę. Štai viską darau kaip yra 34. Pirmas. Saugojame ir eina perrašom taip ir pakopiliuojam, pasižiūrime, tikrai dirba programa, dirba, viskas šaunu šį kartą. Taip, štai jau mes turime langą, visą kitą, tai dabar iš to vadovėlio mes galim tiesiog kopijuoti kodą ir jį tvarkytis. Taip, siūlyčiau kopijuoti tokią tvarką, kad iki bibliotekos ir iki kintamųjų pateikimo, nors galime čia bendrai ir viską kopijuokime, kad nebūtų kažko tai, jeigu čia kopijuosis Ctrl+C, čia viską lauk. Čia Ctrl+V. Wow. Aha. Nelabai čia mums duos. Bet nieko, tvarkysim. Tų bibliotekų čia daug tokių ir nereikia. Dar mes pasibandysime kitokius dalykus padaryti. Tai šitos int main reikia, o toliau tai mes ir nesinaudosime. Set quotation šitos nereikia, galim mesti lauk ją, toliau šitą galim pasilikti ir čia kintamuosius aprašėme ir galim pasilikti. Dabar iš sąlygos sakinuko. Čia ne viskas sukėlė, kaip matau. Kažkaip tai tas kompiukas vis tiek. Gaunasi, kad norim greičiau, o išeina kaip visada. Tai žiūrim, ką mes čia turim. Tai dabar kintamuosius dar daug gal šitą neužrašym. Gerai, dar kintamuosius susidedam. Šitos kintamuosius įkeliame. Tai bent kintamuosius apsirašysim. Kintamieji aprašyti jau. Dabar šito sakinio paskutinio išvedimo paimimo, paimti reikia paimti duomenis. Tai pažiūrėjom, čia
mes į lauk šitą sakinį, pasiimam duomenis, tai su C-out eilutė pasiimsim ir su C nusiskaitysim. Tai pasiimam šitą eilutę, C-out. Ir šitoje eilutėje negalima jau va čia pasenęs yra, nuo V-C-out, W-C-out nereikia jo, L-tų irgi nereikia, nes dar net mes ir klaidą. Toliau čia viskas kaip ir gerai. Ir galim, kai mes visada pripratę endl rašyti. Endl. Ir šita dalis sutvarkyta ir cin mes pasiemam cin. Cin pasiemame ir dabar praktiškai sąlygos sakinuką dėsime iš vadovėlio. Šitos paskutinės sakinio nedėkite ir visą va šitą dabar dalį pasiimkite, jeigu leisim taip nukopijuoti, kad lengviau būtų ir susikelti. Nežinau, kaip čia monkės biznis gali gautis. Kažkaip taip. Greičiau turbūt būčiau susirinkęs pats. Koks čia yra? W nereikia. Čia ilgoji eilutė reikia. Irgi reikia. Nu, sudėti. Tai iš tų bibliotekų šitų nereikia. Čia. Dabar čia aprašymas viskas tvarkingai, čia kintamosius nusiskaitome, čia matematinė formulė, toliau čia turėtų po ifo turėtų būti else yra. Kaip tai išmėtyti labai. C-out. Ir vienas, du sprendiniai. Ir paskutinis sakinukas. Vyrai, aš labai prašau truputį tylos, gerai, galima? Gerai, tai paskutinis sakinys yra šitas. Ir return 0 ir
dabar čia visi rankinų parodys, kokias taip, vis tik dabar vyrai. Šitą. Tai dabar suveskime 2, tarpas 4, tarpas 1. Viskas yra teisingai surodyta. Tai dabar paanalizuokim tą programą. Taip, čia yra su kvadratinė šaknim šitas uždavinys. Mes matome kvadratinė šaknis aprašyta, kaip padaryti. Ar čia ta teisybė L šitų nereikia. Irgi L nereikia, nors jau dirba, bet nereikia ir W nereikia. Tai čia iš vadovėlio taip parodžiau, kad yra klaidų tam vadovėlio, kaip sakant, pasenęs. Dabar va šitą vietą būtų galima, matot, kaip dirbau, parodžiau, kad viskas čia kas ir gerai, bet dabar buvo 3 bibliotekos. Ir mes pasitenkime dabar naudoti bibliotekas jau po vieną, kad viena būtų biblioteka. Ir kokia ta viena biblioteka bus, tai jau vieną kartą rodžiau aš tą biblioteką. Tai bits, čia šonis std.c++.h. Jinai labai gera universali biblioteka, va čia viską ištrino drąsiai ir vieną biblioteką palaikykite ir praktiškai šitą biblioteką užsirašėte ir užmirškit, kad reikia bibliotekų, kad kažkur tai Jomanyk neįrašysite ar kažkokią kitokią biblioteką neįrašysite. Čia jau kaip biblioteka šita yra, viskas tvarkoje. Tai dar įrodymai galiu, matot, kopiliuoju, kuo puikiausiai, viskas tvarkingai ir jeigu suvesiu skaičius 2, 4, 1 ir matysime sprendinius. Taip? Tai mes matome, kad tai yra viskas tvarkingai. Dabar paanalizuokime. Čia matot srautą suvedam iš karto suvedam ABC kintamuosius. Čia matematinis skaičiavimai, į sąlygos sakinukai tikrinimas, jeigu tai mažiau už 0. Tai lygtis neturi realių sprendimų ir tada LCIF vėl palyginimas yra. Matote, kaip yra su sprendimais ir Jomany būtų biblioteka, o čia vienintelė biblioteka leidžia dirbti su fixed ir set rotation, kur galima padaryti po kablelio kelias vietas, pavyzdžiui, sakykime, čia mes galime parodyti vieną po kablelio, kad skaičių, o čia pritraukimas, kad būtų arčiau, kad rodytų tos tekstus. Tai dar kartelį pasižiūrėkite, kaip atrodys. Tai 2, 4, 1. Ir matot, kaip sprendinė, viskas arčiau pasidarė, ne? Tai visus, aišku, tą patį reikia padaryti, ne vien tik tai vienoje vietoje, bet ir kitose vietose pasidaryti. Tai manau, kad šitą programytę veikianti, čia irgi, jeigu šnekėti apie visus, tai šitą programytę veikianti ir tą programytę mes taip tokiu būdu susirinkome ir įsiaiškinom, kad tokia yra. Tai ačiū, kad žiūrėjote, dar kartelį viską iš eilės parodau, kaip ta programa susidėjusi, kokia tvarka, kaip jeigu nusikopijuoti norėtumėte iš vadovėlio. Tai čia šitaip programa veikia. Tik tai dar kartelį atkreipiu dėmesį, ta W nerašom, bibliotekų daug nerašome, nereikia rašyti tos teksto U16, taip pat nereikia L raidžių, kurie čia būdavo visą laiką siautė eilutė prieš kabutės L raidės, jų jau nereikia, jau pasenė, jų net kartais gali kaip klaidą traktuoti. O šiaip tai viskas daug maž ir yra. Tai ačiū, kad žiūrėjote.